Sveiki visi, esu Andrius Pelegrimas, Herojaus švietimo organizacijos vadovas. Southwestern organizacijoje dirbau 12 metų, buvau pradžioj paprastas knygnešys, knygų pardavėjas, paskui tapau vadovu, kol galiausiai netapau pardavimų vadovu. Patirtis mano buvo tikrai neįtikėtina, labai džiaugiuosi, kad vienas iš pirmųjų darbų gyvenime būtent buvo šitoje organizacijoje. Teko dirbti su žmonėm, burti komandas, mokyti juos pardavimų, galų gale pačiam pardavinėti ir bendrauti su šeimomis ir daug sužinoti apie švietimą. Tikrai daug labai išmokau naujų gebėjimų ir įgūdžių dirbdamas organizacijoje. Vienas iš esminių dalykų, ką taikau dar šiandien, tai yra charakterio, stiprybės principai, kuriuos taikau, kaip ir minėjau, kasdien. Mes vaikus mokykloje taip pat mokome niekada nepasiduok, visą laiką eik tik tai į priekį ir bandyk mažiausiai 2, 3 ar 4 kartus. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę burti komandas ir vadovauti joms čia, jau Herojaus organizacijoje. Ir čia būtent taikau principus išmoktus vadovaujant komandoms Amerikoje. Tai yra ir žmonių motyvacija, ir galų gale jų palaikymas, išklausimas, kai reikia, techninių dalykų mokymas. Pradėdamas dirbti Herojaus organizacijoje, šitos įgūdžius jau turėjau, nes juos įgijau tenai.